Labas vakaras mūsų mėlėjai Nitraidas.lt gerbimo turinio žiūrovai. Šiandieną sveikinuosi su jumis aš ir mano kolega Karolis. Karolis sveikinasi su jumis, taip pat kaip sveikinuosi ir aš, Chebra. Šiandieną pasidarėm tokį mini kavagerį, mini mituką su mūsų Chebra. Ir vėl matote mūsų nuostabų ir puikų vlogą, kai mums seksis padaryti, kaip sakytų mūsų draugas Vytutas, Hebrulytė, Hebruliukai, labai gerą video vlogą, video bloką. Tai Hebrytė, stebėkit mūsų kontentą. Nepamirškit, Hebra, kad mūsų video sponsor Nitraidas.lt shopas. Ir taip pat, Hebra, nepamirškite paspausti subscribe mygtuko, kad nepraleistumėte sekančių ateities video. Na ir ką, Hebra, linkime jums gero kontento žiūrėjimo, gero pasikūrimo ir įsitraukimo į mūsų video. Judam, Hebra, važiuoti į maršrutą. O mes varom biškį padurniuot. Padurniuoti. Bus į kairę, į dešinę, o jie bet tiesiog galima išlysta valygas tokia. Kaip neša. Aš nesitikėjau. Kad šiandieną aš esu su Hyundai, nekreipiu dėmesio, Hyundai yra veganų mašina. Hyundai yra labai gera mašina. Hyundai yra žiauriai gera mašina, tikrai nieko nesakau, bet ne man, tikrai ne man. Nitro benzas, neblogai važiuoja, bet norėtis daugiau galios iš tos mašinos. Kaip trumpalaikė mašina, galbūt ir smagu, bet yra bet. Tai va, mūsų mėlėjai žiūrovai, prisiminkite, kad jeigu norite, kad jūsų mytai būtų smagus, minimaliai reikėtų bent jau 2 litrų litražo, kad būtų kažkiek bent jau smagių galima paspausti su pakelį. Čia aš kalbu apie tai. Visas markės, ne apie vieną markę. Prisiminkite šitą mėlį žiūrovai. Kolega. O, kolega. Pala, alio, atsidaryk langą, pala, operatorius nemata, pala. Aš matau. Čia neatsidarom. Čia irklais. Daro. O, važiuoja. Tai operatoriui kažką pasakyk gerą. Nitraider! Hebra, tai šiandieną turėsim tokią staigmeną. Šitos merginos su violetinė gaiškė vaikinas šiandien grįžta iš Klaipėdos, iš savo darbo, padaryti staigmeną ir atvarysi mūsų mytą su savo beateriu. Su savo beateriu E-Trap 6 kregžda, apklijuotas mėlynu vrepu iš mūsų draugų Open Space. Ir ant jo yra užklijuoti Nitraiders logotipo lipdukai. Ir ką, atvarys, padarys staigmeną Godai, mūsų komandos nariai, kuri vairuoja violetinę gaiškę 5-kiam. Atvarys, padarys staigmenėlę ir Hebra duosim kontentų. Kameristas! Wow. Atsargiai, apsiginklavęs. Ką šoki ant Kalašnikov automatą? Karočią, aš parodysiu, kameristas, karočią, kas yra labai gerai iš mašinų? Ateik, parodysiu. BMW, nu taip, liaudės mašina. Prieik arčiau. Prieik! Nesijaudink. Taip. Kupra. Žipas Kupra. Šiandien šiaip mašina. Kupra. Nu, aš pats kaip seto vairuotojas galiu pasakyti, man Kupros patinka, tikrai nemeluosiu. Bet štai, pažiūrėk iš ženkliukas. Ženkliukas pasako daug apie gyvenimą, apie vairuotoją. Šis vairuotojas nesijaudina, būdamas kamščiuose, nebijo spustelti gazą vakaro metu. Ir taip pat priminti mūsų mėly žiūrovai, kad šis vairuotojas nesibaimina įsidinti kokią nors garažę panelę šalia savęs sėdynę. Išvada kokia, kad jeigu norite būti rimtas vairuotojas su rimta mašina, nebūtina yra pirkti BMW arba Audi, užtenka turėti vien Kuprą, kurie atstovauja, sakykime, tą patį liaudės automobilį, pasportintą, jaunatišką liaudės automobilį, su kuriuo galima tikrai gerai pasidraskyti gatvėse, Meksikoje, aišku, kas be ko, ne Lietuvos teritorijoje. Na ir žinoma, jo, tikrai praleisti laiką smagiai, super, tikrai būtų fainai smagiai, ties pamirškime šitą temą. Kupra, Hebra, pirkit Kuprą, kainuoja nedaug, o emocijų bus tikrai neįkainomas kiekis jūsų širdyse. Kupra įjung! Kaip reikia uždirbinėtą mašiną? Kupra įjung! Ką čia darys? Nežinau. Testos Kupra, sakom. Kaip. O, Kupra įjung. Kupra nugarį. Kaip manai launčą padaryti? Ai,
Čia ne launches buvo. Operatorius tai važiuoja, tai neprastai. Vertinu. Darau, debilė. Stabd iki galo gazą ir tai užslotas ant 4 davikų. Pabandyk. Давай, duok, Vatikas, davai! Reikia jums Sport Pliusą. Sport Pliusą, tada stipriai stabdai ir stipriai gazai. To užsidega vėliavėlį. Gerai! Atvažiavo. Давай, dar vieną. Dar kada priminsim, Hebra, kad mūsų video kalbėjo mūsų draugas Vytautas, kuris puikiai įvedė jūs su gera įžanga į mūsų Bingo renginio video. Matysite, Hebra, tai mūsų jau kanale, kur Vytautas bus viešėjęs. Vytautas pakalbėjo puikiai. Maladės, ne motyvacinis žmogus, a motyvacinė persona, va taip galima. Mes jūs stebim, jūsų komentarus. Tai prašyčiau, ten šūdų nerašyti, gerai? Kad čia 5 kem nevažiuoja, sustokite, jeigu reikia. Gerai. Džeida, ramiau. 5 kem valyt. Gerai, viso, aparatas, važiuojam. Šalta, žoskai, šala, kiaušai prie -20. Labai iš tikrųjų retai arba beveik niekados nepaklausom tokį labai svarbus klausimą, skirtų būtent jums, kaip mūsų auditoriai. Parašykite Hebra komentarus, kokių video arba kokio formato, kokio tipo video norėtume matyti mūsų YouTube kanale vis daugiau ir daugiau, kokio mažiau, kokio daugiau, apie ką, kokiam tematikom, galbūt daugiau kažko, kai mes kažką konstruojam, bildinam, ar kai mes daugiau darom tokių tipo video, kaip iš kontento išmytų mūsų. Koks Hebra kontentas jums atrodo įdomiausias ir ko jūs Hebra norėtumėt matyti daugiau pas mus mūsų YouTube kanale. Rašykite Hebra į mūsų komentarus, parašykite, palikite savo atsiliepimą, žinosim Hebra, ko geriau, tikslingai, kryptingai orientuotis ir žinosim, ko jūs norite labiausiai.